Labas rytas. Labas rytas. Šiandien mes žaisim su Kubai žaidimą, kas kiek turi. Prieš pradedant žaisti, mes visos pasiruošiam Kubą. Kokia spalva turi būti viršuje? Geltona, taip ir šitas apvalus ženkliukas turi būti kur? Taip, į save, prie jūsų pilviuko. Taigi mes žiūrim į pirmą klausimą. Kiek pirštų ant vienos rankos? 5. Ką mes darysim dabar? 5. Atsukam kokį ženklą į viršų? Kokį ženklą atsukam? Taip, žalią į viršų. Ir norint taip gauti teisingą atsakymą, reikia purtyti, kol mūsų teisingas atsakymas pažaliuos. Teisingai, šaunuolės, kai atsakymas pažaliavo, ką mes darom? Taip, atsisukat kubą geltoną į viršų ir vėl ženkliukas turi būti prie jūsų pilviuko. Sekantis mūsų klausimas yra, kiek kojyčių turi kačiukas? 2 ar 4? 4. Taip, jeigu 4, kokį ženkliuką suksim į viršų? Taip, ir kur turi būti ženkliukas atsuktas? Taip, prie pilviuko. Ir ką toliau mes darom? Taip, purtom, kol gausim teisingą atsakymą. Kol atsakymas pažaliuo. Šaunuolės, atsakymas pažaliavo, ką darome? Taip, vėl atsisukam geltoną kubą į viršų, ženkliukas vėl prie jūsų pilviuko. Ir mūsų sekantis klausimas yra, kiek akelių turi šviesoforas? 3, šaunuolės. Jeigu 3, kokį ženklą suksim į viršų? Teisingai, šaunuolės, atsukam oranžinį ženklą į save, į viršų ir ką toliau darome? Purtome, kol gausime žalią spalvą, ar ne? Prie teisingo atsakymo. Šaunuolės, ką toliau darome? Taip, atsiverčiam vėl geltoną kubą į viršų, ženklas į save. Mūsų klausimas, kiek ausyčių tu turi? 2 ausytės. Tai jeigu 2 ausytės, kokį ženklą suksim į viršų? Taip, žalią sukam į viršų. Ženklas vėl kur turi būti būtinai? Prie jūsų pilviuko. Ir purtom, šaunuolės. Purtom, kol atsakymas pažaliuoja. Šaunuolės jau pažaliavo. Ką toliau darom? Atsukam vėl geltoną spalvą į viršų ir ženkliukas į save. Ačiū, mergytė, šaunuolės, puikiai padirbėjot. Ate.